Kasdien konsultuodama individualiai klientus pastebiu, kad baltymų suvalgymas yra didžiulis iššūkis, kuris kyla tikrai kiekvienam. Todėl nutariau, kad vis dažniau pasidalinsiu labai paprastais baltymais ir daržovėmis turtingais patiekalais, kuriuos galėsite išbandyti kiekvieną mielą dieną savo pietums ar vakarienį. Tiesiog turite kalakutienos krūtinėlę, kurią apšlakstykite alyvuogių aliejumi, uždėkite mėgstamų prieskonių, aš dėjau ciberžolę, persiladą, juodųjų pipirų, raudonosios paprikos ir truputį druskos. Salotas paruoškite irgi be galo paprastai, turite kopusto mėgstamo, pilkite truputį aliejaus į keptuvę, dėkite kopustą, pilkite vandens, kad susidarytų troškinimas, dėkite mėgstamų prieskonių, druskos, ciberžolės, kad nusidažytų kopustai ryškia geltona spalva, įdėkite truputį kokoso kremo porą šaukštų, taip pat raudonosios paprikos pačioj pabaigoje supjaustytos kubeliais ir šaldytų žirnelių. Tam dėjau žaliuosius žirnelius raudonoją papriką, nes norisi spalvų. Kai dangus yra cepelininis, tikrai lėkštėje norisi, kad dominuotų įvairių spalvų. Patiko mano pietų vakarienės idėja, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk patiko. Daugiau mano receptų, mitybos patarimų rasi 10 metų kauptoje informacijoje, kurią laikau sveikatai palankų svetainėje. Prenumeruok naujienas, įsigyk mano išleistas knygas, būk pirmas, kuris sužinos naujausią informaciją, kuri skirta tam, kad išsaugotum sveikatą ir normalų kūno svorį.